Sveiki, čia Elzė Ir Mėta. ir laida Per aplink šviesos link. Tai yra pirmoji mūsų pokalbių laida ir tikrai ne paskutinė, todėl labai dėkojame, kad ją žiūrite. Šioje laidoje turėsime įvairiausių pašnekovų, kalbėsime skirtingomis temomis ir tiesiog smagiai leisime laiką kartu. Na, o šiandienos mūsų tikslas yra sužinoti, kokie yra numatyti pokyčiai mūsų mokykloje šiais mokslo metais. Tai šiandien į mūsų laidą atvyko ypatinga viešnia, tai mūsų nuostabi mokyklos direktorė Egidija Urbanavičienė. Sveiki. Taip, tai laba diena, labai malonu, kad jūs radote laiko su mumis pasikalbėti ir tikimės, kad jūs atsinešite gerą nuotaiką su savimi. Tai manau, daugam būtų labai įdomu, na bent jau mums, sužinoti, kas jūs įkvėpė tapti direktorę. Iš tikrųjų, istorija labai ilga, stengsiuosi pasakyti trumpai. Pirmiausia, aš dirbau mokytoja. Esu pradinių klasių mokytoja ir 20 metų dirbau su vaikais. Dirbau Lietuvoje ir tame tarpe dirbau mokykloje Belgijoje 9 metus ir kai grįžau į Lietuvą, supratau, kad noriu kažką daryti daugiau, arba mokytis, arba keisti galbūt net visiškai kitą darbą dirbti. Ir pamačiau, kad specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų, tai reiškia vaikų, kurie turi negalią, mokykla ieško direktorės. Ir aš pagalvojau, kad ko gero čia gali būti mano kelias, nes kai dirbau Belgijoje, savo klasėje turėjau mergaitę, kuri jai buvo pripažintas Dauno sindromas. Ir man labai buvo ta tokia jautri patirtis, kuomet aš savyje atradau tokių savybių, kurių net nežinojau, kad turinti. Ir supratau, kad noriu tęsti toliau savo gyvenimą su vaikais turinčiais specialių ugdymosi poreikių. Su jais dirbau 7 metus, buvau mokyklos direktorė. Ir paskui vieną gražią dieną pradėjo, kad kadangi gyvenu pati čia Riešėje, pradėjo vietos gyventojai, kaimynai mane kalbinti, kad ateičiau dirbti Riešę, nes Riešės gimnazija ieškojo direktorės. Tai va taip kažkaip taip gyvenimas klostėsi, kad tapau direktorė, o jeigu taip tas lūžis, kada užsimaniau būti vadovė, tada kai supratau, kad būti mokytoja, tai reiškia daryti įtaką 24-26 vaikams, o būti įstaigos mokyklos vadovė, tai reiškia, tu gali daryti įtaką žymiai daugiau vaikų. Ir man atrodė, kad aš esu pasiruošusi, sustiprėjusi tą įtaką daryti. O, tikrai nesitikėjau to ir tikrai nežinau, kad jūs mokytoja buvo, tai labai įdomu buvo. 20 metų. Eik tu savo. Wow, rimtai nežinojau. Tai kokių jūs pasakytumėt savybių reikėtų žmogui, kuris norėtų tapti stipriu įstaigos vadovu? Tai pirmiausia, reikia suvokti, kad tai, ką žinojai ir atrodė, kad žinai ir tikrai tos žinios pasitarnaus tavo tokia ateičiai, tai nieko nereiškia. Kiekviena diena yra vis kitas iššūkis ir vadovui, lyderiui yra toks didžiulis poreikis mokytis visada. Lyderystė yra sunkus dalykas. Pirmiausia, dar ką noriu pasakyti, lyderiais mano nuomonė nėra gimstama, lyderiais yra išmokstama būti. Tai reiškia, kad išmokstama, tai reiškia, kad reikia visą laiką mokytis. Kitas dalykas yra disciplina. Turi būti labai disciplinuotas ir atsakomybė. Netgi tada, kai tu nieko nebenori, reikia suprasti, kad nuo manęs priklauso kitų žmonių darbas ir turi atsistoti, eiti šypsotis, palikti savo asmeninius rūpesčius už durų, kai praveri šitas gimnazijos duris. Tai dar kartą pasikartosiu, reikia suprasti, kad mokytis reikės visada, yra disciplina, atsakomybė. Ir jeigu vadovauji ten, kur yra daug žmonių, visada yra tas žmogiškas faktorius, reiškia, reikės kantrybės, reikės supratimo, reikės daug bendrauti, daug kalbėti, išgirsti, mokytis, klausyti. Vat šitie dalykai yra labai tokie, kaip pasakyti, po darbo dienos, kai labai daug bendrauji,
Tai atrodo, kad vakare išsibaigia žodžių limitas ir jau nebenori su nieko kalbėti. Na taip, bet jeigu neklystame, jūs čia dirbat 4 metus? 4. Taip, tai tikrai matosi, kad visos šios savybės jums labai padeda ir jūs darot labai didelį įtaką mūsų mokyklai. Tiek Ačiū. statybomis ir mokinių mokymuisi ir mes labai dėkojame už tai. Bet Ačiū. vis tiek pasitaiko ir iššūkių. Tai gal mums papasakotumėt, kokie buvo iššūkiai arba iššūkiai, su kuriais susidūrėte, kai pradėjote tapti direktorę ir pradėjote šį darbą? Tai pirma diena buvo pats pirmas iššūkis, kai pradėjau dirbti, visi atostogavo. Tai nebuvo žmonių, buvo didelis pastatas ir žmonių nebuvo. Ir atėjo rugsėjo 1, kadangi aš vadovavau įstaigai, kurioje mokėsi 168 vaikai. Tai rugsėjo 1 dieną, kai pamačiau, kad čia plaukia minios, tiesiog aš nesuvokiau iš tikrųjų, kokio dydžio mokyklą aš atėjau. Tai va šitas buvo iššūkis suprasti ir suvokti tą atsakomybę, kad tai yra ne 186 vaikai, o 1600 su viršum vaikų. Kad tai yra labai daug vaikų, vaikai yra skirtingo amžiaus, yra labai daug tėvų, yra mokytojų. Ir kadangi dirbau su visai kitokiais vaikais, vaikai, kurie yra silpnos sveikatos, kurie nesuvokia aplinkos, kurie nemoka šnekėti, kurie niekada negalės gyventi savarankiškai. Ir kai aš pamačiau jūs tokius protingus, tai mano buvo tokios tos pirmos dienos, aš stovėjau ir žiūrėjau ir grožėjausi, kokie jūs nuostabus esat, kokie jūs protingi, kokie jūs pasiutę, kaip jūs mokat prisivirt košės ir po to viską reikia išsiaiškinti. Tai žodžiu, tai tas iššūkis tai ir yra, kad labai reikia taip žiūrėti, ar ne? Ir dar kitas dalykas, man labai yra svarbi kultūra. Aš labai noriu, kad mes bendrautumėm kultūringai, nekeldami balso vienas ant kitų, išmokdami klausytis, suprasdami kartu bendrai, kad esam dideliai įstaigoj, kad turime laikytis bendrų susitarimų, bendrų taisyklių, nes kitaip bus chaosas, o chaose atsiranda daug negatyvo, daug įtampos, nesusipratimų, konfliktų ir taip toliau ir panašiai. Tai o kokių savybių reikia, kad taptum tokiu pat stipriu švietimo įstaigos vadovu kaip ir jūs? Pirmiausia, tai reikia mylėti žmonės, man atrodo, norėti dirbti su žmonėmis, reikia, kad patiktų būti tarp žmonių ir būti atviru priimti kritiką, nes vadovas tai nėra valdovas ir nėra bosas. Tai tos savybės, ir aišku, kad dar kartą gal ir sakiau, bet pasikartosiu, tai tas mokykla yra nuolat besikeičiantis organizmas. Čia visą laiką kažkas tai vyksta. Ir jeigu mes suplanavom dieną ir atrodo, kad mano diena šiandien suplanuota, bet tai dar visai nieko čia nesuplanuota. Reikia labai galvoti, kaip tą laiko vadybą, kaip viską suspėti, sutilpti. Ir dar ką noriu pasakyti, kad reikia turėti labai gerą komandą. Ir gebėti dirbti komandai, nes vadovas vienas be komandos, tai jisai nieko, jis yra šiaip žmogus, kuris jokio pokyčio negali padaryti. Vienas žmogus pokyčio nepadarytų tokia didelė įstaiga. Komanda yra labai svarbi. Tai reiškia pavaduotojai, raštinės vedėja, bibliotekos vedėja. Mano komanda tokia artimiausia yra 10 žmonių. Taip, reikia stipraus palaikymo, kad ir pats geriau jaustumės. Ir matosi, kaip klasiai vieni kitus palaiko. Tai mes tikrai suprantame. Tai labai skamba, kad turi daug darbų kiekvieną dieną. Tai labiau į jūsų gal laisvalaikį, ką jūs darote ir veikiate atsipalaiduoti tiesiog nuo to intensyvaus darbo krūvio. Taip, tai gal
kaip ir minėjau, gyvenu Riešiai, turiu tokį, nedidelį kiemuką, bet ten auginu labai daug augalų, vis per kur jau vietos nėra, labai didelė įvairovė. Kitas yra važinėjimas dviračiu, labai padeda tas fizinis aktyvumas. Tiesa, kai važiuoju dviračiu, tai truputį užsimaskuoju, kad čia niekas nematytų, kad važinėjai dviračiu. Ir trečias dalykas, kur man atrodo visom moterim patinka, tai yra šopintis, važiuoti, nusipirkti kažką, pasipuošti, kažkaip tada, tai gal tokie 3 dalykai. O dabar jau į kitą temą, tai kiekvieni metai vis atneša kažko naujo, tai ko galėtume tikėti šiais metais? Tarsi, su statybom arba su remontais, kaip su stadionu. Taip, tai dabar kalbant apie šituos mokslo metus, tai gal aš akcentuočiau tokią veiklą, į kurią mes dabar labai stipriai orientuojamės, tai į mokinių, gabių mokinių ugdymą, mokinių, kurie nori čia būti, nori daryti gerą. Tai toliau tęsime gabių vaikų stovyklą, kuri vyks Šventojoje. Taip pat šiais metais bus 2 mobilumai užsienį, 2 mokinių delegacijos važiuos į Ispaniją ir greičiausiai Prancūziją. Tai yra Erasmus projektas. Ir po to mokyklos prancūzai ir ispanai čia atvažiuos. Pradinėse klasėse yra irgi įkurta tokia išradingųjų akademija. Tai vaikai, kurie mokosi, kurie yra gabūs, o tie gabūs vaikai tai nebūtinai pirmūnai. Gabūs vaikai gali būti šokiai, muzikai, inžinerijai, dailiai, kad jie galėtų tobulėti. Tai mes orientuojamės ir norim visiems pasakyti, kad Riešės gimnazijai labai yra vertinamas vaikų entuziazmas, iniciatyvos, jų noras dirbti, jų gebėjimai, gabumai ir mes turim kaip mokykla atkreipti tai dėmesį ir atliepti. Ir motyvuoti už tai. Tai čia atsiranda įvairios ar ne tos motyvaciniai dalykai, pavyzdžiui, geriausiai lankanti mokyklą klasę, nuperkami bilietai į kino teatrą arba kažkokią ekskursiją, kur jie nori vykti. Tai tokius dalykus tęsim ir labai skatinsim. Dėl remontų tai labai laukiame ir tikimės visgi, kad bus surastos lėšos naujai sporto saliai, naujos sporto salės statybai. Tai 26 metais galvojam, kad bus pradėti darbai. O kiek laiko užtrunka statymas, bent jau apytiksliai, jeigu galite pasakyti? Tai kalba yra, aš taip įsivaizduoju, apie 3-4 metus, priklausys nuo bendrai šalies ekonominės padėties, nuo geopolitinės padėties, bet pirmiausiai yra suplanuota, kad bus pastatyta visiškai nauja sporto salė su priesaliais, bus ta salė sujungta galerija. Galerija bus ten, kur dabar mokytojas Urbanavičius sėdi ir geria kavą su kitais mokytais. Tai to jau kambariuko nebebus, taip neturėtų, nes ten bus įėjimas į naują sporto salę. O į nulius Urbanavičius, tai nieko, gal kažkaip skirsim kitą kambariuką. Tada vietoj dabartinės sporto salės bus įkelta nauja valgykla. O kur dabar ir virš, nes kadangi sporto salė yra aukšta, tai bus 2 aukštas ir bus STEAM laboratorijos, bus mokinių seimelis su atskira patalpa, stiklinė tokia yra suplanuota. Ir taip, kai jau tada bus įrengta valgykla, ten, kur dabar yra valgykla, ten bus mokytojų kambarys prabangus su spalvomis. Tikrai labai Taip. Bet žinant ar ne, kad šiuo metu gynybai reikia labai daug lėšų, tai patiriam šiokius tokius sunkumus dėl finansinių dalykų. Taip, ir turim planų, ar ne? Labai daug planų. Ir kalbant apie tas visas stovyklas, kai mes abi buvom. Buvot, ar ne? Taip, galim patvirtinti, žiauriai smagu buvo, stenkitės moksluose. Tikrai labai fainai. Arba eikite į tarybą.
visi mokytoja. Bet žvelgiant į uniformų aspektą, tikrai matome ir tarp savo amžiaus žmonių, daug jaunimo labai nemėgsta tos idėjos, kad reikia nešiotas uniformas ir kiekvieną dieną taip atsakingai žiūrėti į uniformų nešiojimą. Tai kaip jūs skatinate ir bandote taip jas įterpti į mūsų kasdieninį gyvenimą? Taip, tai va tas, aš įsivaizduoju, tas pokytis uniformų, ar ne, ir mobiliųjų telefonų, kuris ateina, kai bus labai ribojami mobilieji telefonai, pertraukų, pamokų metu, bet grįžtant prie pačių uniformų, tai kodėl jos iš viso atsirado? Tam, kad mes suprastumėm, kad gimnazija tai yra kaip ir įprasta darbo vieta, čia turi būti irgi tam tikra diegiama kultūra, kuri prasideda nuo bendravimo iki aprangos, ar ne? Ir yra labai sunku susitarti, nes mūsų supratimas, kas yra darbinė ofisinė apranga, yra labai sudėtinga, kai kiekvieną kartą tu turi paaiškinti, kad crop topai arba šortai labai trumpi, nėra čia darbinė apranga, tai tinka paplūdimiui, tinka vakarėliui, o eiti su darbinė apranga tai yra visai kas kita. Ir taip pat išgirdome tėvus, kad yra labai daug patyčių dėl mokinių išvaizdos, nes yra didelė konkurencija, kad reikia kiekvieną savaitę pirkti naujus džinsus, naujus rūbus. Ir atsiklausėme mokinių tarybos dėl uniformos, kokią ją norėtų matyti. Todėl gimnazijos mokinio uniformos apraše yra labai daug pasirinkimo. 3 spalvos yra džemperiai su kapišonu, be kapišono, yra tamsiai mėlyna, bordo, šviesiai pilka spalva, yra, net nežinau kaip jie vadinasi, tie su pilkom rankovėm, suknėdėmis, bomberiai, apačia gali būti kokią norit. Ir penktadienį yra visiškai saviraiškai skirta diena. Ir aš žinau tikrai, kad mokytojai vėl sako, kad pradeda kalbėti apie tai, kad turi būti marškinėliai, turi būti vis tiek kažkaip ribojama, o mano nuostata yra tokia, kad jeigu mes ribojam ir tikrai laikomės tų taisyklių pirmadienį, ketvirtadienį, penktadienį mokiniai gali išsitaškyti ir rengtis taip, kaip jie nori. Tai mano yra toksai nuostata. Taip, saviraiška, kaip nori, taip renkitės, dėl to, kad aš žinau, kad jūs norit parodyti savo įvaizdį, išsireikšti ir yragi tam tikras draugų ratas pagal madą, pagal skonį. Tai yra viskas taip, tai yra absoliučiai normalu. Ir dabar dar girdžiu, kad logotipas visgi jau yra truputėlį toks ar ne, nebe toks patrauklus, ne šiuolaikiškas. Tai irgi mokinių tarybai šita užduotis yra priskirta, kad būtų logotipas toks, koks jisai patiktų mokiniams. Tai visgi turi būti tie ar nesusitarimai, kad mes esam kultūringa įstaiga, kad suprantam, kas dera mokyklai, arba, pavyzdžiui, kas dera pliažui, vakarėliui, tas nedera mokyklai. Tai dauguma mokyklų turi tą aprangą ir Riešės gimnazijos yra neišimtis, o kaip skatinu, aš pati su uniforma vaikštau, pastebėjau. Jo. Nes daug jaunimo kaip ir sako, kad čia labai nesąžininga, nes ir mokytojai tada turi nešioti uniformas, bet jūs pati rodot pavyzdį. Taip, aš su šiandien kita truputį uniforma, bet šiaip jo, administracija visa turi įsigijusi uniformą ir... Taip. O kas dabar jūsų nuomonė išskiria mūsų mokyklą nuo kitų ir čia žiūrint be dydžio? Taip, žinot, mes truputį taip pastringam, ar ne, kai mes kalbam apie bendruomenės mokyklą, bet tikslas yra iš tikrųjų ir mes esam unikalūs tuo, kad bendruomenė tikrai labai yra aktyvi ir kad ji tikrai dalyvauja mokyklos valdyme. Aš turiu omeny, kai yra įrengiamos mokinių poilsio erdvės, yra atsiklausiama, mokinių taryba turi savo biudžetą, tą biudžetą gali skirstyti. Gimnazijos taryba, kuri susideda iš 5 tėvų, 5 mokytojų, 5 mokinių, sprendžia,
mes išleidžiame į sukūrėlį, į išvyką, apmokam kelionę, kiek neapmokam. Ir dar man būtų labai labai smagu matyti, kad bendruomenė yra labai pilietiška, kai mes kalbame apie stadiono priežiūrą. Kad jeigu matom, kad vyksta negeri dalykai, vandalizavimas, kad mes ir pasakytumėm stop, kad čia yra mūsų bendras turtas ir mes jį visi labai saugom. Tai va, mūsų išskirtinumas yra ar ne bendruomenė, nes mes čia gyvenam, čia mokomės, mes turim susikurti tokią aplinką, kur būtų tikrai malonu būti. Tai čia jau būtų jau paskutinis klausimas ir toks jau apmąstantis, tai kuo šiandien gimnazijoje labiausiai norėtumėte pasidžiaugti? Šiandien ir dabar, šiuo metu. Aš labiausiai noriu pasidžiaugti mokinių akademiniais pasiekimais, kurie yra žymiai kilstelėję palyginus su praeitais metais. Turime didžiulį skaičių mokinių, kurie mokosi labai gerai. Turime 21 šimtuką valstybinių brandos egzaminų. Ir kai mes žiūrime, kokia yra statistika, tai matome tokią detalę, kad kai kuriems vaikams trūksta labai nedaug, kad jie įgytų aukštesnį lygį, todėl ir koncentruojamės ties vaikais ir suteiksime jiems daugiau galimybių, daugiau motyvacijos. Dar noriu labai pasidžiaugti mūsų mokytojais ir kad Riešės gimnazijoje netrūksta mokytojų. Iš tikrųjų, mūsų mokytojai yra nerealiai faini ir mokiniai, kurie ateina iš kitų mokyklų, sako, kad mūsų mokytojai su vaikais bendrauja labai draugiškai ir nuoširdžiai. Tai labai norisi palinkėti mokiniams negadinti santykio. Gerai, ačiū labai. Na, o pabaigai gal turėtumėte kokią žinutę mūsų žiūrovams ir gimnazijos bendruomeniai? Tai aš noriu, pasiūsti tokią žinutę, kad tai yra nuostabu, ką jūs darot, tai, kad mes šnekamės, tai irgi ką sako, kad mes bendraujame, kad mes girdime ir kad mes nejaučiam įtampos, kad mes neskirstom vieni kitus į bosus, nebosus ir kad mes kuriame mokyklą kartu. Tai tikrai labai dėkojame, kad čia atvykote, buvo labai smagu su jumis pasikalbėti. Ir tikėkimės, kad ne paskutinį kartą čia lankotės. Gerai, ačiū. Tai rašykite, komentuokite, teikite savo idėjas. Mums su jumis buvo Mėta, Elta ir Egidija. Tai pirmiausia reikia suvokti, kad tai, ką žinojai ir atrodė, kad žinai ir tikrai tos žinios pasitarnaus tavo tokia ateičiai.